Tęsime laidą apie tai, ko dar nebuvo. Dar nebuvo šiemet su mažomis išimtimis vasaros. Ir turėtų te džiaugtis, jei dar nebuvo atostogų ir palangos. Nes kasgi norės štai tokiu oru po tokią nykę ir liūdną Basanavičiaus gatvėje vaikščioti. Džiaukitės, jei turite galimybę kol kas iki atostogų dar padirbėti. Tačiau jei galva dar neįtin rūpesčiais ir rinkimais užteršta, apie kojas pagalvoti yra pats laikas, nes paskui jos ima ir nebeatlaiko. Kojoms reikia apavo. Koliai jauni, gal net ir tokio. Bet laikas bėga ir kojos daug greičiau negu galva pavargsta. Norime pasakyti, kad ir kojoms reikia palangos, nes Palangoje vėl radome, ko dar nebuvo. Čia duris atvėrė pirmas Lietuvoje pėdos centras. Apie tai, kodėlgi čia reikėtų užsukti, pasakoja įdomios profesijos atstovė ponia Gabija. Ji yra biomechanikė. Atsistok. Žiūrėkite, jinai atsistoja ir kas atsitinka? Pirštai išsiskečia. Jinai paeik, pavaizduok judės, jinai paeina. Dar pirštukai, matot, kaip išsiskečia? Pažiūrėkime į bato formą. Toj vietoj, kur ėjimo metu mūsų pirštukai prasiskečia, mes matome, ką? Susiaurėjimą. Pirštukai neturi laisvės. Tai čiagi dėl grožio? Taip, bet jinai įgys tarp pirštų nuospaudas. Jei gali vystytis čia haliuksas. Kas tai yra? Haliuksas tai va šitas kauliukas, kuris mes matome moteris, jis būna skausmingas po to, gadina avalinį, jinai keičia tada avalinę kas 3 mėnesius, jei nepatogu, jei kojytės tinsta dėl to. Mano sena mama baisiausios problemas turi būtent dėl kauliuko. Tai čia susijęs su tuo? Taip. Jūsų mama jaunystėje turbūt mėgo labai siaurus batukus. Nu, ko gero, taip. Net turbūt mėgo aukštakulnius batukus, nes norėjau būti labai graži. O dabar aš jos labai lauksiu pas save čia pėdos centre. Ir žiūrėtumėm, ko jai galėtumėm dabar bent jau padėti, kad einant nebejaustų skausmo. Jau manau, kad jūs jai nebepadėsite, jai 90 metų. Galima padėti? Šiuo metu mes Kaune gaminame močiutei, kuriai 102 metai, ortopedinę avalynę. Ponia Gabija pasakojo, kad mūvėdamos smailenosius batelius ir sulaukė 50, šiandieninės gražuolės prisišauks kojų skausmus ir turės netgi stuburo problemų. Smailenosiai batai prieštarauja pėdos anatomijai ir todėl viena iš pėdos centro užduočių pakeisti mūsų požiūrį į madą. O dabar mūsų eilė išbandyti pėdos skenavimo aparatą, jame beje 16 lazerių, bei vienintelį Baltijos šalyse taką, kuriame įmontuota net 16 000 jautrių slėgiui sensorių. Bandymas pirmas. Kelionė taku basomis. Antroji bandymo dalis jau ne basomis, o su savo gimtaisiais batais. Praeiname ir technika užfiksuoja. Trečioji procedūra neįprastesnė ir sudėtingesnė. Speciali pėdos centro rekomenduojama avalynė. Ja dar reikia išmokti vaikščioti. Čia pas mus eina pusiausvyros linija. Man toks įspūdis, kad aš priverstas įsitiesinti. Taip, jūs priverstas įsitiesinti. Ir kas tada atsitinka? Jūs atrodo tik tai stovit, bet dirba. Dirba mūsų blauzdos raumenys, šlaunų raumenys, nugaros raumenys ir pilvo raumenys. Mes norisi atsilošti pečius ir jau mūsų laikysena tampa taisyklinga. Vėl einame tą keliu. Jau trečiąjį kartą. Atraminius judesius dabar fiksuoja, dar kartą pakartosiu, 16 000 sensorių. Na ir žinoma, išvados. Praėjote basas. Čia basas. Taip. Skausmingi kulnai, skausmingas antras podikulis. Reiškia, kad būtent šitose taškose žmogus remiasi. Apkrova nepasiskirstusi tolygiai, nes turi būti čia žalia. Kuo daugiau žalios spalvos, tuo yra geriau. Tuo reiškia ir tolygus apkrovos pasiskirstimas. Taip. Tai čia be batų. Čia be batų. Po to žmogus praėjo su tais batais, kuriuos susinešioja kasdieną. Tai yra standartiniai batai, kuriuos mes nusiperkam. Taip. Mes matom, kad vėl visgi problema vėl išlieka su kulnu. Ir šitam žmogui tikrai vakarais turi skaudėti kulnus, jam jie gali deginti, peršyti, atsiranda nuospaudos, po to trina su pemza, šveičia jas pakankamai. Ir dabar tas žmogus, jis praėjo su MBT avalyne. Taip.
Ir mes matome, kad raudonos spalvos labai mažai, geltonos... Kulnuose nebeliko Taip, visiškai. Ir ką reiškia šitas dabar žalia spalva? Kad einant jam su MBT batais, krūvis pasiskirstė visur to lygiai. Nebeliko skausmingų pėdoje taškų. Su ta taisyklingąja avalyne dar beje ir vaikščioti reikia išmokti. Tai beveik kaip sportas, sakėme mes. Ar lankote sporto klube? Žinoma, ne. Žinoma, ne. Kad tie žmonės, pavyzdžiui, kurie neturi laiko lankyti sporto klube, kaip kad aš, kur esu tikrai darboholikas, man šitie batai leidžia sportuoti net ir darbe. Na štai beveik ir visa pamokėlė. Tiesa, jei esate tarptų 5% Lietuvos gyventojų, kuriems dar nereikia ortopedinės pagalbos. Deja, tik 5% lietuvaičių nejaučia kojų problemos. Tai atvykę prie pėdos centro Palangoje galėsite pamatyti didžiausią tikrą egzistuojančio žmogaus koją. Sako, čia Belgijos piliečio koja, 72 dydis. Na, bet kol kas Palangoje blogas oras. Prastokos atostogos, tačiau atostogų kojoms metas tikrai jau atėjo.